Svarbiausia, kad nesušaltų. Tai taip, o iš tiesų labai džiaugiuosi, kad visi susirinkot. Ir labai džiaugiuosi, kad Gražina atvažiavo. Tai, kad tada pasiklausysim, kaip mums, taip sakant, pavasarį pasitikti vasarą graikščiom, energingom, sveikom ir taip toliau ir panašiai. Tai, kad tada žodis Gražinai. Jeigu atsistosiu, kažkaip keistai jaučiu, žinau, sėdėdama. Ar nieko prieš? Klausiu, kad matysit. Aš jūs matysiu, jūs mane matysit. Tai ką sveiki, visi mėlyje, kad susirinko, taip tikrai labai džiaugiuosi, nustebinot, kad taip susidomėję esate sveikesnio gyvenimo būdų, labai malonu jūs tikrai matyti. Ir kas įdomiausia, ir man labai būtų smagu, kad pakeltumėt rankas, kas yra Facebook'o draugai. Visi. Tai dar labiau stengsiu dėl jūsų. Malonu labai. Taigi, tai pradėsim nuo pat pradžių, kodėl šita knyga atsirado, ar ne, ir visa kita. Turbūt gal įdomu būtų sužinoti, ar ne. Iš tikrųjų, principas buvo toks, kad jau senai, prieš 8 metus jau pradėjau giliau domėtis būtent augalinė žalio maisto mitybą. Pati, aišku, dar seniau, būtent tą sveikesnę gyvenseną nuo pat vaikystės turbūt domėjausi, kadangi augau tokioje šeimoje, tėvai medikai, tačiau tradiciniai medikai, bet visada domėjosi, būtent ką jūs kalbėjote, irgi kepenė ten į mokyklą lėkė, tais laikais, kiek ten buvo įmanoma, tarybiniais laikais, aišku, ne tiek jau buvo tos daug informacijos, bet kiek buvo tos galimybės, tikrai visada maitindavo vairiom neskaniom salotom. Tai iš tikrųjų tas toks irgi buvo suvokimas, kad tas sveikas maistas yra nelabai skanus. Aišku, kaip ir vaikam visiems labai norėjosi įvairiausių saldumynų. Tėtis nuo pats vaikystės sakydavo, Gražina, tai jeigu atsirastų pasaulyje sveiki saldumynai, aš tau maišą nupirkčiau. Tai džiaugiuosi, kad atradom tokį dalyką, kad galim savo ir savo vaikams tikrai pakankamai, aš manau, jeigu bandot mano receptus, bent jau 1 iš 10 tikrai skanus, ne? Tai greitų laikų ir daugiau pasiūlysiu. Planuoju ir tokį elektroninį žurnaliuką, kas pradžioje galvojau kas 2 savaitės, paskui galvojau, neįveiksiu kas 2 savaitės, tai bus nors kas mėnesį, tai turėsit irgi galimybę tikrai sezoniškai, kokios daržovės yra, žalumynai, kad įtraukti į savo mitybos racioną. Dar vakar važiuojant, vakar vakare, bet dar buvo šviesu, mačiau pro langą, pas jūs jau klevai žydi. Kažkas įdėjau, kad dilgėlės į kokteilius jau galima plakti. Kažkas rašo, kad Londone visas jau yra šuniukų jau ten aplostytos. Tai galima iš tikrųjų jau ir klevo lapus dėti į kokteilius ir tikrai labai maistingo, jie vis tiek yra aukštai, tai toliau nuo kelio galima tikrai dėti. Tai tokia yra idėja. Ir kaip buvo su šita knygutė, ar ne? Žmonės irgi klausinėdavo, gaunam, ir dabar Facebook'e jūs laiks nuo laiko kažkokius receptus išbandot, ar ne, jau keli metai galbūt. Ir tiesiog tokį palengvinimą, kaip ir santrauką, vadovą paruošiau, kad būtų iš tikrųjų patogu, sugalvojot kokį savaitgalį, ar ten kas ten sakėt, neinant į darbą pro šalį, kad tiesiog išbandyti 3 dienas ir pakankamai čia yra viskas maistinga, sotus, skanu ir būtent tą programą padaryti. Aha, kas jau išbandėt? Tai visiems dar prieš akis, tada gerai. Principas yra toks, kad būtų gerai, kad jūs, jeigu dar neskaitėt, pasiskaitytumėte tą knygutę išsamei, įdėmiai. Būtų labai palanku, kad vykdytumėte tos punktus. Pavyzdžiui, labai svarbu yra gerti pelyną arbatą. Ar yra Londone? Labai skani. Yra? Jau skani? Kodėl nereikia gerti, gali pasakyti. Gerai. O yra Londone pirkti pelyną arbatą? Kur yra? Apačioje jau yra. Kaip anksčiau neradau. Pelyno arbata yra vienas iš būdų, būtent antiparazitiniai programai dalyvauja. Labai yra
tam tikrą parazitų grybelių virusų grupę, jinai nužudo, kaip sakant. Sekantis dalykas pas mus visą laiką su virškinimo ir su sekrecija ir būtent su užrūgštintu kūnu, ar ne, būtent tas rūgštinis maistas, kas yra per daug perdirbto, apskrudinto maisto, aišku, čia visi, kaip ir keliavau šiandien, supratau, kad yra labai daug to greito maisto, labai būtent miltiniai, pieno produktai, ypač gausu mėsos, balto cukraus, krakmolas rūgština kūną. Ir susidaro tokia terpė, kadangi mūsų organizme tada dar labiau veisiasi įvairūs virusai, grybeliai, kuriems patinka ta rūgštinė terpė. Mūsų organizmai yra labai palanku nors kažkokį tai periodą pašarminti. Tai būtent irgi pelynas prisideda prie tos visos programos. Labai neskanu. Jau nusiteikit, kad niekada nebus labai skanu. Nors žinokit, anksčiau Lietuvoje darydavo, organizuodavo 21 dienos detokso programą. Ir po savaitės visi sakydavo, tai jau pelynas nieko tokio. Atsiprašau, kaip dažnai gertis. Iš tikrųjų reikėtų vieną kartą į dieną prieš pietus. Prieš pietus išgeriat puodelį pelyno arbatos stipresnės. Šiek tiek citrinos, tai tokia neutralesnė pasidaro, bet iš tikrųjų jūs pajausit, kad jinai kažką daro tikrai gerą. Tai čia kasdien. Kasdien. Kiek tai sumantas? Šilta, jo, šilta geriau. Kokia jūs skaitos čitlesnė? Ten yra pas jūs visa dozė yra. Nes aš tai 3 šaukštus kažkada įsidėjau, tai galvoju. Dar įspėjimas, negerkite vakare prieš miegą, nes daro tokį poveikį, matyt, dar valymas ir tonizavimas, nes iš tikrųjų kaip stipri žalia arbata. Sekantis momentas, jeigu yra problema į darbą nusinešti, vaišinkit kolegos. Arba su termos atsineškit. Ir sakykit, kaip skanu. Toliau yra procesas toks, kad turite tas dienas tiesiog atsisakyti išvardintų produktų, ką išvardinau, ir įtraukti racioną tos produktėlius. Tada vakare prieš miegą išgeriat kokoso aliejų. Jau šį vakarą galite išgerti. Kokoso aliejus, tu pasakysiu, šalto spaudimo kokoso aliejus. Nežinau, dabar gal pas jūs jau ištirpęs bus? Pas mus jis labai kietas. Ne, jis Visur jis kietas. Jis jeigu yra ekologiškas, jis yra stiklinė mane, tu jį paimi ir jis staigiai rankose išsileidžia. Taip, nes kokosas visiškai yra tikrai vienas iš šarminančių savybę turinti šarminti kūną. Tai tinka ir išorės, ir į vidų. Ir praktiškai visas maistas, ką pasiruošėt, galit kaukę dėti. Tai kur jūs jį pašilot? Nieko, sučilpiam. Jo, gali. O kokį kiekį? Nes aš kaip tik nusipirkau Tai gerai, mikrobangį. stikle. Kažkaip per daug tada, kad aš Bet ekologiškas. Kokoso aliejaus Jau geriausia kaina kalambaras Tesco tikrai. yra, jeigu kas nors. Tesco yra didelis yra Ne, organinis. kalambaras. Vieną per kitas nemokamai 7 valandas. Taip, nežinau, kaip su angliukais Londone. Čia yra Londone, čia pas jūs yra angliukai. Angliukai geriausia būtų tabletėm, ne kapsulytėm, kadangi ta kapsulė vis tiek su želatino, kuo mažiau tų visų ragelių, nagelių. Tai koks procesas vyksta, kai geriam vakare, jau sakau, šį vakarą, jeigu turi, tikrai rekomenduoju gerti ir ne tik 3 dienas kokoso aliejų su angliukais. Rekomenduočiau netgi iki 2 savaičių gerti, visai šeimai galite duoti, tikrai 3-4 tabletės angliukų. Aišku, jeigu vaikam, tai kokius 2, nereikia daugiau. Procesas vyksta toks, miego metu, kadangi, aišku, tas yra ilgiausias periodas, kai mes, tikiuosi, nevalgom, ne, kažkaip tai vis tiek kažkoks periodas buvo, kai nevalgot, ar ne. Tai būtent kūnas sušildo kokoso aliejų ir sutepa kokoso aliejus stemplę, skrandį, visą žarnyną, būtent ir gydymas vyksta. Jeigu yra įtrūkimai, žaizdelės, kam skauda skrandukas, tikrai žinokit, netgi iki 21 dienos galite gerti 3 savaitės.
jūs pajausite iš ryto visiškai kitokią savijautą. Žarnynas minkštas, neskauda, atpalaiduotas, iš ryto jokių problemų. Aišku, jeigu dar gersit iš ryto kokteilius, jokių problemų su rytiniu procesu, ar ne? O vyno aš nejau. O kodėl? Nu, ten vėlgi kitokie dalykai. O vandens atsiprašau. gerit? Gėriau nedaug. Tai šiaip labai mažai gėriau, bet gėriau. Nu, tai galėsim individualiai pakalbėti, nes ten būna tokie visokie procesai. Paskui man individualiai rašo, aš jiems dar paaiškinu. Reikia man rašyti. O kaip ten, ta kokosą šaukštelį sučiult, ar kokius santykius keisti? Tiesiog šaukštelį sučiulpė, ten labai išsamei parašyta. Ai. Ir rekomenduoju šilto vandens, ketvirtį stiklinę su citrina ir užgeriat viskas, einat miegoti. Ir tu tą angliuką Neužbaigiau pasakyti, gerai. Dar vienas procesas vyksta, jūs kai išgeriat angliukus, naktį atpalaiduojamas yra kepenis, tulžies pūslės latakėliai ir išvedami toksinai. O angliukai sujungia, suriša ir išveda lauk. Nu, pajausit ir veido, odelę ir šiaip savijautą. Vienos dienos kiek pertrauką daryti tam angliukom? Nu, paskui porą mėnesių. Jo, porą mėnesių. Va, tai, labai daug irgi. Per mokymus jau po mokymų, sako, tai patiko, jau sakė, vos ne mėnesį su vyru ten gersimės tą aliejų su kokosinį, iš tikrųjų savijautą labai jūs pajausit visai kitaip. Kas dar tokio? Aha, iš ryto geriam vandenuką šiltą su citrina. Nu, tai turbūt visi žinot, ar nežinot? Žinom. Bet daug visi nežino, žinokit, irgi rašo, kad, nu, to nedarėm. Kava. Kiek gerat kavos visi? Negeriam. Nu, vieną puoduką, vieną rytinką. Aha, jo, tai jeigu labai gerite daug kavos, iš tikro, čia rekomenduojama atsisakyti kavos, rekomenduojama, bet būna taip, nu, kad iš tikrųjų ten spaudimas žemas, įprotis yra labai stiprus, tai rekomenduočiau pabandyti puero arbatą, stipresnis pueras. Bet man spaudimą kelia. Pavyzdžiui, žalia arbata, paprasta arba raudona. Tai raudona visiškai netonizuoja, aš tik tai kalbu apie tas, jeigu norite tonizavimo iš ryto. Ne, o aš tiesiog Taip, ne, tai tikrai laisvai gali. Aš tik šiaip, pueras pakankamai tonizuoja, tai tiesiog yra kaip po kavos tas stadijas. Aš žinot, Gražina, aš žiūriu sėmenis ryte. Užsipilu iš vakaro ryto. Tai gerai. Jo, labai gerai. Linų sėmenis irgi labai gerai, kadangi, nu, ypač kam yra su skranduku, sudirgęs skrandukas iš ryto jaučia nu, tokį, bet būna žmonėm, kurie formos gyvybės tam tikros turintis neigiamą energetiką, tai jas labai palanku yra išvalyti. Tada žmogus tikrai jaučia visai kitokį ir maisto rezorbcija pagerėja. Būtent ir pelynas, aišku, padeda, ir žalias maistas padeda, ir kokteiliai, nu, visas toks junginys tikrai labai palankus. Taip pat, kas vyksta, vat, kodėl greitai krenta svoris, pasakysiu. Pakankamai greitai, kartais net per greit. Ką daryti, kad greitai krėsmė? Tai vat, būtent su žaliu maistu, vat, su tais procesais, kadangi, kaip vardinau, miltai, cukrus, pienas, krakmolas, visi tie dalykai išguldo, yra žarnyno gaurelė, ne, per kuriuos rezorbcija vyksta maisto. Ir būtent tie produktai išguldo tiesiog gaurelius ir neįsisavina pakankamai maistas. Ir ką darom mes? Valgom tol, kol pajaučiam tūrį. Nu, vat privalgiam, ar ne, kad ir nemaistingo maisto, įvairaus tokio kaip mažą maistinę vertę turinčio. Ir būtent, kai jūs apvalysite kūną, jūs pajausit, kaip keista, netgi žmonės sako, kaip keista valgo, nu, ta prasme atrodo, nu, kaip ir neįprastai neriebu, ne per daug ten mėsinė, ne per daug ten, nu, viso to įprasto maisto, o pasisoti. Tai vat, tiesiog vat, toks procesas. Aš nesakau, kad čia nėra tikslas, kad visi pataptumėm tik tai augalinės mitybos valgytojai, ar ne? Tai tiesiog yra toks procesas, kad jūs tiesiog pajaustumėt. Labai daug žmonių pradeda 3 dienų, sako, mes jau 2 savaitės. Ir jo tęsia, nu tiesiog gera savijauta, o paskui, nu, kai jau nebenori, vien tik tai paskui traukia veganiško, kažkokio šilto. Bet jau, nu, nėra gerai, kad jūs tą pačią dieną, kai jau nutraukėt, grįžit prie tos pačios mitybos. Nes praktiškai organizmas ir nelabai nori. Nebenori iškart, jo, nenori.
Įpročiai, nes iš tikrųjų mus valdo įpročiai. Kodėl, anksčiau darydavau tokią programą 21 dienos, pasirodo, čia iš ezoterikos, kad 21 dieną, jūs aišku 3x7, jau tas sakralus skaičius, 21 diena, kai būtent mūsų ląstelėse įsirašo informaciją. Ir po 21 dienos iš tikrųjų yra tie pokyčiai, kad kažkas tokio įvyksta, kad ir jeigu norit, ir išbandykite, pavalgykite ten, ką buvote įpratę ir paskui suvalgai ir sako, nu va, atrodė taip anksčiau, taip skanu buvo, o dabar nebėra to efekto. Iš tikrųjų, bet tai įvyko kad vaikščio. O nukrito svariukas kažkaip tai. Nu va, 4 kilogramų. O kaip ten su tais parazitais dar neaišku? Tai to pelyno pilnai užtenka, kad išvalytum pelyną nuo parazitų, nes vis tiek, jeigu žmogus vartoja mėsą, tai vis tiek ten parazitų. Nuo visko. Nuo mėsos. Žinokit, nuo visko. Rūgštinė aplinka. Jo, ne tik tai rūgštinė. Visur kame, kad ir pavyzdžiui, mes renkam ir žolytės, ar ne? Nu gerai, aš ten nueinu į Vingio parką, nueinu kažkur į Belmonto parką, bet ar aš žinau, kad ten nebuvo šuniukas su savo parazitais ir viskuom kuom. Bet ir katę laikai namuose. Taip, ir katę, visur kame. Taip, tikrai visur kame, ne tik tai nuo mėsos. Tai vat laiks nuo laiko vis tiek reikėtų būtent tą profilaktiką. Pelynas yra labai gerai, bet rekomenduočiau ir kaip tokie mišinukai ar dar kažkokie, tai dar daugiau antiseptinių priesų. Nes yra specialūs čia rinkiniai, ne pelyną, visų žodžių. Tai labai gerai, jo, labai gerai tada. Visai šeimai. Labai gerai. Tik svarbiausia, kad ne tuos cheminius, kurie išguldo viską, kas gera, kas bloga. Kokie dar būtų klausimukai jūsų? Toliau paklausiu, kodėl labai daug riešutų. Nes, pavyzdžiui, pakankamai, kai aš nusipirkau tą knygą prieš kelias savaitės, tai iš tikrųjų labai brangu yra apsipirkti, iš tikrųjų pasiruošti. Man tai gerai, aš esu šefas, čia dėjau šaldytuvus, atsidariau. O kur jūs daug matėte? Kad daugiau aš kaip tik visi mes tos riešutais, tai jie vis tiek, kad nusipirkti yra pasiruošti tom 3 dienom. Migdolai, jo, tenais. Na, aišku, ten tokia, kaip, tai yra, ne visą laiką jie turi būti naudojami, ar ne kasdienybei. Tiesiog galbūt norėjau, kad būtų skanūs tie patiekalai, kad jūs suprastumėt, kad iš tikrųjų tie patiekalai gali būti tokie ir kad žmonės iš tikrųjų pradėtų kitą kartą gal ne su migdolais, gal su saulėgrąžom padarys, ar ne? Bet vis tiek tas toks pats principas, kad galima tokius padažus turėti. Ne visą laiką pesto turi būti šaldytuve, ar ne? Bet vėlgi paskaičiavus, kaip už pesto pirktinį. Nusipirk irgi jisai kainuoja pakankamai, aš manau. Jo nedaug reikia, tai iš tikrųjų nedaug. Bet nebūna laikinai, šitų receptų, ką jūs parašėte, galima sakyti, kad savo sugalvotus. Be abejo, nes ne visi, jūs, kaip sakėt, šefė, jūs jau kaip užmetėt vieną kartą, trečią kartą, jums viskas aišku, kadangi jūs jau tame, o žmonėms ne visi supranta, kaip ką. Aišku, po to, kad ir tas 3 dienas pasilaikius, jau viskas, jau daugiausiai visi žmonės pradeda jau ten savo receptus kurti, kombinuoti, pagal save įtraukė produktus, visą. Ar turite raugintų kopūstą? Neturite, viskas gerai čia pas jūs? Čia nereikia šlakelis, tiesiog yra pačioj kopūstas. Ir pats tu gali dar skanesnė gaunasi, tiesiog susifermentuoti tą kopūstą. Tai yra labai paprastai, labai smagu. Blogiau yra arba su žarnynu, trūksta fermentų, tikrai ir Facebook'e turbūt randate, ne? Įdėjau burokėlį, kad burokėlį galite su kopūstais, saliera, tikrai labai yra naudinga mūsų žarnynui, kraujui. Pas jūs labai daug siūlot fermentuotų daržovių, o sakykime, jeigu man labai pučia vidur, sakykime, nuo fermentuotų, tai čia paskui, sakykime, išsivalius praeitų tas? Jeigu pučia pilvą, reiškia yra dėl kopūstų, prasme. Reiškia yra jau pakankamai užteršta, neturi pūsti. Bet man, suprastų, nuo šviežių daržovių, nuo fermentuotų, o nuo pupelių? Šiaip nuo visų daržovių, tiek šviežių, tiek fermentuotų labai iš tikrųjų pučia. Tai čia tas būtent, kad užteršta labai. Čia yra jau fermentų trūkumas, iš tikrųjų. Fermentų trūkumas, neįsisavinimas, reikėtų aišku ir probiotikų pagerti prieš miegą po 1 kapsulytę. Kam pučia, bet reikėtų po 1. Acidofilus. Jo, kaip sakė? Acidofilus. Jo, acidofilus. O dar esu skaičius, kad žalią burokėlį šiaip
kaip saikingai reikėtų vartoti, nes ten turi Jo. atseit kenksmingą organizmui. Bet matot, mes vis tiek jį fermentuojam. Visiškai pasikeičia jo formulė, įsisavinimas, jos savybės, nu, yra visai kita struktūra negu šviežio burokėlio. Bet vis tiek mes laik burokėlio įdėsim kiek? Raugintas kopūstas eina, ar ne? Nu, 30% burokėlio bus, 30 kokio saliero įdėkit. Tai ir iš tikrųjų labai galima prisisandėliuoti šaldytuvą ir daugiau vienu kartu, kai jau daro. Nu, laiko taupimo atžvilgiu. O kaip, atsiprašau, kaip kvasas burokų. Girdėjote apie tokį? Jo, bet jis su duona daromas, Ne, aš tiesiog jį darau burokus pjaustau, lūpų, vandens, druskos ir imbierų. Ir palieku 3 dienas ir fantastiškas gaunasi. Bet galima. Bet čia irgi gaunasi kaip, ne, ar ta prasme irgi yra limitas tam ar ne? Nu, ta prasme jo išgerti, nes, pavyzdžiui, kaip žalias burokėlis. Nu, aš nemanau, kad limitas yra. Kaip ir redživelakas, ar ne? Va čia irgi paskaitysit redživelaką. Bet galima irgi su redživelaku fermentuoti visas daržovės. Pasidaro tą gėrimą, kviečiai, pasakykit tada pačioje padaigintų. Arba namie galit pasidaiginti, iš tikrųjų labai yra naudinga imuniniai sistemai, viskam. Būtent ir jums labai gerai būtų. Pelynas dar. Pelynas tikrai labai pradeda irgi. Pagalba būtų sąnariams. O kas sąnariams? Nu, pirmiausia, aišku, reikėtų šiek tiek. O skauda? Šiandien gal nepilnuokit. Iš tikrųjų sąnariam, taip. Norit sužinoti, kokios medžiagos sąnariam? Taip, tai būtų vėlgi tas mišinukas labai gerai, arba galite įtraukti savo dar papildomai racioną avokadas, čija sėklos, linų sėmenis. Taip, bet irgi yra, į kurį įeina gysločio labelės. Tokia, bet irgi sutepimo. Jums reikia kuo daugiau tokių želatininio maisto. Bet negerkite tų sintetinių vaistų, kurie yra nelabai geri. Aš nenorėjau sprašyti, jūsų sūnus irgi pilnai gyvena maistą, maitinasi kartu su jumis, taip pat ar jisai Jisai kaip, iš tikrųjų, pusryčiai vakarienė namie. O per pietus, nu ką, lekia vegetarinės kavinės šalia mokyklos. Taip, bet jisai jau tą dėmesį su tą. Augalinė. Bet jisai šilto, troškinto, visokio tokio augalą. Kurie vaikai turi didelį fizinį, ką jūs rekomenduotumėt daugiau įtraukti į racioną? Nu, vat sūnus mano, žinokit, irgi pakankamai sportuoja, labai sportuojantis yra vaikinas ir... Nes vis tiek proteino susidėkia kažkokio kaip... Nu, proteinas... Jo, bet kanapio tie yra baltymai, ar ne? Bet tie baltymai, aš nežinau, žiūrėkit, ar visiems įsisavina, tas toks irgi ten būna, kad ir pilvo pučia. Tai būtų geriausia kanapės, jeigu dėl proteino yra viduriukai tie patys tokie jau, branduoliukai tik tai. Sėklos. Jo, tai va šitas labai gerai. Nu, nežinau, tu visko. Riešutukai, mirkom, saulėgrąžos. Labai kaloringi, pavyzdžiui. Pieną darau. Makadonija, kaip čia va. Makadamijos. Iš viso kaloringi. Tai žinokit kaip, neįmė, kad ten visą saują, žinai, ten suvalgai, nu ten retkarčiais, nu nėra kiekvieną dieną. Jo. Kaip ir...